Mūsų vakarykštis restoranas, kur buvom, Casablanca Rex Cafe. Šiandien atvažiavom dar dieną pasižiūrėti. Esame Rabate dabar, Karaliaus rūmuose, turinėjame Karaliaus sodas. Čia yra lapkričio 6 darbo diena. Labai įsimintina jiems diena, kadangi tą dieną jie darė žygį į dykumas atgauti savo dykumo žemes iš Ispanų. Karaliaus rūmų yra 7 rūšių sargai, tai yra kaip ir vandens, žemės, kariuomenės, saugantis karalių rūmus. Šis karalius turi 2 vaikus, dukrą ir 1 žmoną, kuris pakeitė įstatymus, kad vyrai gali turėti tik 1 žmoną, ir padarytas išimtis, kad gali turėti kelias žmonas, nors turi turėti leidimą iš kitų žmonių, kad turėtų daugiau žmonių. Labai įdomu. Karaliaus čia nėra, bet yra atvykusios kameros, kadangi bus karaliaus kalba šiandien, yra ta lapkričio 6, kur Maroke labai svarbu, kada jie iškovojo ar atgavo dalį dykumos žemių. Kaip galima pamatyti, kad nėra karaliaus čia, šiuose rūmuose, kadangi neveikia fontanai. Kai karalius atvyksta, visąlaik jungiami fontanai. Fontanams skirta tik karaliai, niekam kitam. Šiandien kaip ir nedarbo diena, tai kaip ir visai smagu, kadangi nėra daug žmonių. Nėra daug žmonių ir visi karaliaus rūmai, visos aikštės yra tuščios. Mes ir mūsų grupė praktiškai. Architecture. Labas, tu visai nebailus. This is what we call the Berber House. It's a typical race of horses, mixed between the England and the Arabic. Are changing each 2 hours. Esame prie mauzolėjaus, kur palaidotas karalius, karalių prosenelis, tėvas ir jo brolis.
bagažas. Vykom į Mediną, labai panašu į Jeruzalę ir supa Mediną smėlio milžiniškos sienos. Čia dabar prieš tos sienos ir eisim į vidų, mūsų lagaminai keliauja. Ir dabar keliaujame į viešbutį. Nu va, atvykume į viešbutį. Čia tokios siauros gatvelės, yra 10 000 gatvelių čia. Viešbučio įėjimas. Daug tokių siaurų laiptelių. Čia turim džakuzį. Tada sekantis vidinis kiemelis, kur yra baseinas. Ir mes gyvenam virš baseino. Va, ten nice. Siauri laipteliai tokie. Kylam į viršų kambarį. Čia matyt dar restauruojamas. Ir kvepia kopūstais rūkintais. Čia pats viršutinės jau po stovo kambarys, tai kvepia biškių kopūstais. Ir matosi, kad dar ne iki galo įrengtas. Gal kas nors nuo karto permėgo, bet dar nesvečiams. Daug laipiojimo, daug siaurų laiptelių. Jaučiuosi kaip tikrai pas kokį džiną į svečius atėjęs. Nu ką, keliaujam toliau. Ieškoti ir apžiūrinėti visos vietovės. Čia pasiklys galima. Aukštas po aukšto, kolidorius po kolidorio. Vieną nišą į kitą nišą. Gal čia? Čia liftas. Turim nedidelį liftuką. Čia parašyta, eiti negalima. Ir vėl į bendrą erdvę. Ir vėl laiptais į viršų. Vėl iki Kauzamus kambario. Vėl laiptais į viršų. Taip. Jau kur tą savo? Aha, gerai. Aš kaip padusau, laiptais vėl viršų į apačią. Nu ką, vėl Kauzamos kambarį. Nežinau, keisimės ar ne. Nes dar ne visi išsirinko. Ir kažkas nori pasikeisti kambariais. Pažiūrėsim. Iš kambario galima šokti tiesiai į baseiną. Nu, gavau žinią, kad susikeisim kambariais. Gausim dar kitus apartamentus. Atsilaisvino, nors ir šitie labai jau gražus. Lubos labai aukštos. Ir šiaip viskas labai išraižyta iki smulkmenų su visokiais raštais, logos. Čia mūsų viešbutis ir viešbučio įėjimas. Keliavom pasivaikščioti po Mekos gatvėmis, tomis siauromis tūkstantinėmis, kiek jų yra labai daug. Vakaras dabar, apie 6 vakaro. Einam pasižmonėti.
gerai nepasiklysti šiais keliukais. Vis dar keliaujame tiesiai. Vietinis turgus. Pasikeitėm į kambarį, nes paprašė, kad apsikeist. Tai tas, kur buvo, gavom dabar dar kitokį. Niekas neįeis.